Vieną šiltą ir saulėtą vasaros rytą darželyje švelnukas viskas buvo kitaip nei įprasta. Paukščiai čiulbėjo dar garsiau nei paprastai, o saulė spindėjo taip ryškiai, kad net drugeliai šoko ore kaip mažyčiai spalvoti baliunėliai. Ugnė, 6 metų mergaitė, su didelė šypsena įžengė į darželio kiemą, o šalia jos bėgo Kora, 5 metų smalsiukė su garbanuotais plaukais. Abi mergaitės buvo ne tik geriausios draugės, bet ir pačios šauniausios pagalbininkės auklėtojoms Livetai ir Lolitai. Jos padėdavo surikiuoti vaikus prieš pietus, sutvarkyti žaislus ir net paglostyti liūdinčius mažylius, kai šie pasildavo mamų. Bet šią dieną jų laukia ypatingas nuotykis. Mergaitės, šiandien turime paslaptį, sušnabždėjo auklėtoja Liveta linksmu balsu. Darželio sodelyje rasta paslaptinga dėžutė, bet niekas negali jos atidaryti. Ugnė ir Kora iškart sužibo akimis. Jos paėmė vienas kitą už rankų ir pasileido į sodą. Ant suolelio po obelimi gulėjo senovinė medinė dėžutė su užrašu. Tik tiems, kas moka dalintis ir padėti kitiems. Tai mes, sušuko Kora. Mes visada padedam. Reikia rasti raktą, svarstė Ugnė. Gal jis pasislėpęs kur nors darželyje? Ir tai prasidėjo jų vasaros nuotykis. Pirmiausia, mergaitės nubėgo į smėlio dėžę. Ten jos padėjo mažyliui Domukui pastatyti smėlio pilį. Kai pastatė bokštą su vėliavėle, iš jo iškrito mažytis popierėlis. Už gerą darbą pirmasis raktas. Raktas buvo žalias ir blizgėjo kaip lapelis ryto rasos. Bet dėžutėje buvo 3 spynos. Toliau jos nubėgo į žaidimų kambarį, kur mažylė Ieva verkė, nes pametė savo meškiuką. Ugnė palindo po stalu, Kora atidarė spinteles ir štai meškiukas. Ieva nusišypsojo, o iš meškiuko kišenės iškrito antras raktas – geltonas kaip saulė. Dar vienas, džiaugiasi Kora. Paskutinį raktą jos rado padėdamos auklėtojai Lolitai laistyti gėles. Po rožę, tarp lapų, švietė mažas raudonas raktelis su širdele. 3 raktai rankoje, mergaitė sugrįžo prie dėžutės. Atsargiai, viena po kitos, jos įkišo raktus. Spynos spraktelėjo, dangtelis atsidarė, viduje buvo stebuklų paketas. Jame 2 karūnos iš pievų gėlių, knygelė su pasakomis ir užrašas. Ačiū Ugnė ir Kora, kad esate tikros širdžių princesės. Dalinkitės gėriu ir jūsų dienos visada bus stebuklingos. Ta vakarą, prieš miegą, darželyje